Sveiki visi, su jumis laida Finansų akademija ir aš laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Šiandien laidoje aptarsime klausimus, apie kuriuos dažnai nesusimąstome, bet jie turi milžinišką įtaką mūsų ateities finansams. Tai apie tai, kiek kainuoja studijos Lietuvoje ir kiek kainuoja išlaikyti studentą, pakalbėsime kartu su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu Pauliumi Vaitiekumi. Tai sveiki, Pauliau. Labai diena. Ir iš tikrųjų tokie klausimai atrodo visiškai elementarūs, bet dažnai nepagalvojom, jog studentavimo laikotarpis vaikams ateis ir finansų greičiausiai išlaidų atsiras daugiau. Tai kiek kainuoja tos studijos Lietuvoje? Taip, tai iš tikrųjų tai yra ganėtinai didelis įsipareigojimas finansinis, ypač jeigu tu įstoji į tą vadinamą valstybės nefinansuojamą vietą, nes paėmus tai bendrai, kolegijose studijų kaina prasideda nuo 2000 eurų per metus, kuri pakyla iki, jeigu neklystu, apie 5000. Na, universitetuose prasideda nuo 2800, o baigės netgi 18 000, jeigu esat pasirengę studijuoti pilotavimą. Tai tos kainos iš tikrųjų, priklausomai kokias tu studijų sritį įstosi, yra įvairios, bet vis tiek turbūt nepasiruošus arba įstojus tą nefinansuojamą vietą, ieškoti sprendimų, kaip finansuoti studijas, reikia ieškoti papildomai. O kiek studentų taip maždaug iš karto po mokyklos pasirenka studijas? Nes galbūt šiandien jau yra pasikeitę šiek tiek tendencijos, galbūt išvyksta kažkur savanoriauti. Bendrai pažiūrėjus turbūt pastarųjų 3 metų statistiką, tai grubiai taip apie 66% studentų visgi stoja iškart po mokyklos. Tai reiškia, kad teikia paraiškas studijuoti, tačiau tik tais apie 60% įstoja visgi į pačias aukštąsias mokyklas. Nes vėlgi matos turbūt irgi tam tikros tendencijos, kad tie, kurie nestoja visgi tais metais, kada pabaigia, tai ne visi jau nueina iki aukštojo mokslo, nes, pavyzdžiui, žiūrint iš praėjusių metų baigusiųjų, tai tik tais 11 ar 12% stoja šiemet. Tai reiškia, tą gap year apturėję vadinamą, tik tiek tai sustoja atgal į aukštąjį mokslą. Tai reiškia, kažkur apie 20-30% nubyrėjimas vis tiek lieka. Tai tos tendencijos, bent jau pastaraisiais metais yra ganėtinai apylygės, vadinkime, bet tikrai ne kiekvienas stoja iš karto pabaigęs mokyklą. O tie, kurie įstoja, taip, studijos kainuoja, tie, kurie pasirenka mokytis ir mokėti, kurie neturi galbūt kito pasirinkimo, taip. Bet kainuoja ir pragyvenimas. Taip. Tai kas būtent yra skaičiuojama ir kiek vidutiniškai reikėtų tam studentui pragyvenimui pinigų? Tai iš tikrųjų yra tiek ir tyrimų atlikta Eurostudento 7 bangos, kuris berods 21 metais buvo pristatytas, tiek ir mes su studentais tokį pratimą vykdom su studentų atstovais, kad pasižiūrėti, kiek minimaliai studentų reikia pragyventi. Tai jeigu jisai moka už būstą, jisai save pats išlaiko, tai jam per mėnesį gali prireikti nuo 4 iki 500 eurų tenkinant minimalius poreikius. Tai reiškia, išlaidos tik būtinosios, maistas, apgyvendinimas, turbūt medicininės kažkokios išlaidos arba studijų išlaidos, kas jau iš savęs yra ganėtinai nemaža iš tikrųjų suma. Nes kai pagalvoji, kad už tai, kad tu gerai studijuoji, tavo skatinamoji, ta vadinama stipendija už studijų rezultatus, jinai prasideda nuo 2 BSI, kas yra šiandien dienai turbūt apie 98 eurus. Tai kai pasižiūri, kad gerai bestudijuojant, tu teoriškai galėtum suleisti tik studijuoti, tai idėja realybė visiškai nėra tokia. Ir yra aukštųjų mokyklų, kurios be abejo turi ten vadinamas talento stipendijas ir panašiai, kurios jau siekia ir kelius šimtus eurų, tačiau jos yra prieinamos 0,5% turbūt studentų. Nes jeigu dar priskaičiuosime, kad tu moki už savo studijas, tai kaina pakyla astronomiškai ir tau išsilaikyti jau reikia turbūt minimalaus atlyginimo. O ar yra pastebimi skirtumai tarp didžiųjų miestų, pavyzdžiui, kiek kainuoja Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose? Tai tos bendrosios tendencijos, kurios visiems yra turbūt juntamos, be abejo taikomos ir studentams. Galbūt iš bendrabučių pusės nėra tokios didelio ženklaus skirtumo, nes
iš esmės beveik visose aukštosiuose mokyklose, kurios turi bendrabučius, apatinė riba yra 60-70 eurų ir jinai kyla jau pagal poreikius, vadinkim, ten yra ir po 200-300 eurų kambariai. Tai tos tendencijos iš tikrųjų yra panašios, be abejo, sostinė šiek tiek brangesnis turbūt miestas yra, bet visur kitur, vadinkime, apylygiai tos išlaidos pasidalina. O ką daryti studentui, kuris, negavo bendrabučio, nes žinau tikrai, kad neįmanoma to poreikio patenkinti. Deja, bet taip, problemos kartojasi vis ženkliau turbūt pastarosius 2 metus, kada studentam gyvenamosios vietos aukštojo mokykloje visgi trūksta. Ir iš tikrųjų tai nėra tik tai mūsų problema, nes ta banga tokia apgyvendinimo matoma ir visoje Europoje, kada studentai tiesiog neturi kur įsikelti. Tai yra turbūt jautriausias klausimas socialiai pažeidžiamom grupėm, kurios negali savo tiek daug leisti, kaip įsinuomoti kažkokį tai būstą studijų laikotarpį. Bet visgi tam tikri mechanizmai valstybiniai yra, kad studentui padėti, nes yra tiek ir būsto kompensacijos, kurias teikia savivaldybės, bet vėlgi, kad tu ją gautum, tai turi atitikti tam tikrus socialinius kriterijus, kad tavo pajamos nebūtų šeimos didesnės ir panašiai. Tai irgi vėlgi nėra visiems prieinama, nes turbūt nuomos kainas visi žinom, kad be 300 eurų turbūt neįskladuko, taip sakant, neįsinuomosi. Ir ne tik tai Vilniuje, bet jau ir regionuose kainos keičiasi. Tai ką daryti tam studentui, kuris studijuoti nori, bet neturi už ką? Tai kokie būna tie pasirinkimai paprastai? Vėlgi labai priklauso viskas nuo tavo to vadinamo background, iš kur tu esi kilęs, kokia tavo socialinė padėtis yra ir panašiai, nes tikrai tų socialinių mechanizmų, kurie yra tiek ir valstybiniai, tiek ir pačios aukštosios mokyklos siūlo, jie yra. Kada tau gali sumažinti, bendrabučio kambario kainą, skirti socialinę stipendiją ir panašiai. Taip pat yra ir paskolos, kurios studentai vangiai renkasi, visgi nes apie 6 procentus, tik tai turbūt, jeigu neklystu pastarųjų metų statistikoje, rinkosi paskolos, kurios yra tiek studijom, tiek pragyvendimui. O kodėl studentai neima paskolų, ar blogos sąlygos, ar tiesiog dėl nežinojimo? Paskolos iš tikrųjų pačios iš savęs jos turbūt yra vienas iš tų prieinamesnių variantų, nes visgi palūkanos yra kompensuojamos valstybės, tai tu turi grąžinti tik tai, ką pasiskolinai iš esmės. Bet vis tiek tai yra finansinis įsipareigojimas, kuris galbūt vienas dalykas ne visiems dar yra iki galo aiškus, kokias gali turėti pasekmes ateityje, tarkime, kalbant apie, jau imant būsto kreditą kokį ar kažką. Ir kitas dalykas tiesiog turbūt baimė to įsipareigojimo pasiėmimo, nes vis tiek nors ir dabar pagal pakeitimus tik 2 metai po studijų turi pradėti grąžinti, bet vis tiek nežinia, ar tu būsi pasirengęs jau grąžinti paskolą ar ne. Dėl ko ir mes kaip sąjunga iš tikrųjų kalbam, galbūt būtų verta žiūrėti į Jungtinės karalystės modelį, kada tavo grąžinimo momentas siejamas su pajamomis. Tai reiškia, kai pasieki tam tikrą ribą, tu pradedi grąžinti paskolą, kada tu esi tikrai pasirengęs ją grąžinti. Bet mažai žingsneliais judam ir mes link panašaus modelio, gal ne panašaus, bet bent jau to, kuris būtų priimtinas pačiam studentui. O atsižvelgiant į tai, kad pinigų trūksta, tai dažniausias pasirinkimas turbūt būna darbas? Deja, bet taip. Tai kokius darbus dirba studentai? Labai įvairius. Labai priklauso nuo to, ką studijuoji, nes iš esmės, jeigu tu, tarkim, studijuoji informacinės technologijas, tai tu esi jau nuo 1 kurso turbūt paklausus, kada jau tave įdarbina įmonės, kurios būtent su ta sritimi ir dirba. Bet čia turbūt yra tie vadinami gerieji pavyzdžiai, kada tu savo darbą atlieki toje studijų srityje, kurioje ir studijuoji, kada tu įgauni praktiką tam tikrą. Bet didesnė dalis vis tiek dirba nekvalifikuotą darbą, kuris yra tiesiog, kad galėtum sudurti galą su galu ir pragyventi. Nes ką ir mūsų tyrimai rodo, kad šiaip kas antras studentas dirba. Ir iš esmės didžioji dalis jų dirba tam, kad galėtų išsilaikyti savo studijose. Ir paėmus taip skaičiais, studijos tavo teoriškai turėtų užimti apie 40 valandų per savaitę, bet pagal mūsų tyrimą studentai 31 valandą vidutiniškai skiria darbui savaitės metu. Taigi pagalvojus, beveik 2 etatais per kiekvieną savaitę dirbti ir studijuoti yra ganėtinai didelis ir stiprus iššūkis. Tai didžioji dalis turbūt eina į tą nekvalifikuotą darbą. Ir jau tuo metu, kaip pasekmė,
didžiausia kokia yra? Kenčia studijų kokybė? Iš esmės taip, patys studentai pripažįsta, kurie dirba, kad visgi, kai jau reikia rinktis ar aukoti šiek tiek darbo ar studijų, tai dažniausiai studijos yra tas rytis, nuo kurio yra nurežiama. Ir labai gaila, bet be abejo tai ir atsiliepia ir studijų rezultatam, ir tiesiog įsilavinimui pačiam. Bet kur tada yra esminė problema? Ar šeimos jos ruošiasi papildomai būtent tam laikotarpiui, kai prasidės studentiškas gyvenimas? Sunku iš tikrųjų pasakyti, nes tokios konkrečios statistikos surasti ganėtinai sudėtinga šito klausimu, bet labai įvairiai. Tikrai yra šeimų, kurios stengiasi pasiruošti tam, kad studentui suteiktų bent nebūtinai už studijas sumokėti, bet bent jau suteiktų tų vadinamų dienpinigių, kad galėtų save studentas įsilaikyti nedirbant, nes tokia irgi yra, jeigu neklystu, apie 1/5 studentų gauna kažkokią tais paramą iš savo artimųjų. Bet kiti tiesiog pasižiūri, kad ateis etapas, tai ateis, tai per daug ir neįdeda pasiruošimo tam. O žiūrint bendrai pačius pasirinkimus, ar daug studentų išvažiuoja iš Lietuvos? Nemažai, be abejo, turbūt priklauso nuo to, pagal ką tu žiūrėsi. Nes dabar bijau tikslius skaičius sumeluoti, bet apie 10% studentų visgi stengiasi išvykti į užsienį. Tai yra ta dalis, kuri važiuoja į užsienį, bet ar tai yra problema, turbūt klausimas, nes turbūt reiktų žiūrėti ne tai, ar išvažiuoja, bet ar grįžta po to. Nes ar įgausi įsilavinimą Lietuvoje ar kažkur kitur, turbūt didesnio skirtumo nėra, kol tu grįžti investuotą savo intelektinį kapitalą atgal Lietuvoje. Tai yra ta dalis studentų, kurie išvyksta, bet be abejo skirtingomis sąlygomis, nes yra tiek ir valstybinės tam tikros paskatos, kad tu išvyktum į, tarkim, top 50 universitetų ir kolegijų visame pasaulyje, kada tu finansuoja, bet dažnu atveju studentas pats jau iš savęs finansuoja tas studijas. O kas galėtų pakeisti, kokie pokyčiai galbūt būtų reikalingi, jog kuo mažiau studentų turėtų dirbti ir užsidirbti tam pragyvenimui, o pasirinkimas būtų vis dėlto labiau studijuoti, negu ieškoti iš ko pragyventi tą laikotarpį? Pavyzdžių yra daug, kaip būtų galima tą pasiekti, nes net ir žvelgiant į Europos lygį, yra pavyzdžių, kur, kad ir didžioji dalis vis tiek išlaidų sudaro apgyvendinimas, vienaip ar kitaip. Tai yra šalių, kurios taiko tam tikras subsidijas, kad kompensuoja tam tikrą sumą tavo apgyvenimo išlaidų ir panašiai. Bet turbūt esminis pokytis, kuris lemtų tą, kad studentas galėtų koncentruoti savo studijas, yra taip vadinamas finansavimas vienam studentui. Tai reiškia, kokią sumą pasiekia studentai. Nes šiandien dienai labai gaila, bet realybė yra tokia, kad studentai vis dar turi tam tikrais atvejais pirktis patys medžiagą savo studijom. Tai galbūt nėra tokia didelė problema, jeigu ten, nežinau, studijuoji kokį verslą ar kažką, bet jeigu studijuoji architektūrą, tai išlaidos 500 000 eurų yra visiškai normalus dalykas, atrodo. Ir čia kalbam apie mėnesį ar metus? Į ketvirtį dažniausiai. Tai iš tikrųjų nežmoniškos sumos yra, kurios turėtų, atrodo, būti studijų dalis, tai ne studento turėtų būti rūpestis. Tai tos papildomos su studijom susijusios išlaidos, jos neturėtų egzistuoti, jos turėtų būti visgi dengiamos pačios aukštosios turbūt mokyklos. Ir be abejo, turbūt reikėtų kalbėti ir apie pačias skatinamąsias stipendijas, kad jos turėtų kilti ir jos turėtų pasiekti lygį, kuris studentui leistų visgi už tai, kad jisai savo studijų metu pasiekė vidurkį ten 9,5 ar 10, kas yra jau iš akademinių rezultatų turbūt siekiamybė visų, kad jis galėtų ir toliau studijuoti tais pačiais pažymiais, o ne koncentruoti savo darbą. Bet kad tai padaryti, vėlgi reikia tada daugiau pinigų. Tai gal labai banaliai skamba, kad daugiau pinigų ir situacija pagerės, bet tai tikrai yra vienas iš įrankių, kuris gali leisti tai pakeisti. Ir pasirinkti galbūt savo tą svajonių karjerą, mažiau žiūrint į kiek aš galiu savo leisti, o labiau į tai, ko aš norėčiau. Taip, nes turbūt irgi verta paminėti bendrai apie darbą studijų metu, kad tai pats iš savęs tai nėra blogis. Nes jeigu tu kaip studentas įsivertinęs gali sau leisti ir studijuoti, ir dirbti, ir jeigu tu dar dirbi savo studijų srityje, tai iš viso yra turbūt puikus pavyzdys, kad tu gali sau tai leisti. Bet reikia turėti omeny, kad visi mokome skirtingais tempais ir tikrai ne kiekvienas gali sau leisti padaryti. O ar Lietuvoje studentai galvoja apie studijų atsiperkamumą?
Geras klausimas iš tikrųjų. Nes turbūt vienas dalykas, nuo ko verta pradėti, tai kad dar vis yra tam tikra, nežinau kaip pavadinti, ar tai stigma, ar tai visuomenės tam tikra įtaka, kad tu turi turėti aukštą išsilavinimą. Todėl turbūt ir statistikoje mes esame viena iš labiausiai išsilavinusių valstybių Europoje, kalbant apie aukštojo mokslo diplomą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam tikrais atvejais tu studijas renkėsi ne dėl to, kad tu nori būti srities specialistas ar kas, bet tiesiog, kad yra balsas už nugaros, kad tau reikia diplomo. Kas automatiškai jau ir atsakant į klausimą, ar apie atsiperkamumą galvoja, tai dažniausiai ne, nes trumpai pajuokaujant, net ir studijų mugėse būna, kad kai yra aukštųjų mokyklų stendai, ateina ten tėveliai su vaiku, vaikas stovi kažkur fone ir tėvelis sako, mes norim studijuoti. Tėvai aiškinasi sąlygas už tėvus. Tai tada ir kyla klausimas apie tą atsiperkamumą, bet surimtėjant, tai iš tikrųjų tikrai yra studentų, kurie labai atidžiai renkasi savo studijų kryptį, žiūri jos, tą vadinamą ateities užtikrintumą ir panašiai. Ir iš tikrųjų analizuojasi ne tik, ką suteiks pačios studijos, tai reiškia, ką galėsiu veikti po jų, bet net ir analizuojasi tokius dalykus kaip pačios studijų kokybė, tai reiškia, skaitos įvairias ataskaitas ir panašiai. Tai yra tokių studentų, bet dėja tai nėra didžioji dalis. Tai mažiau pasirenka pagalvoti ir apie ateitį, o daugiau vis dėlto pasroviui yra linkę plaukti. Dažnu atveju taip. O kaip galvojat, ko reikėtų, kad žmonės anksčiau susimastytų ir galbūt jaunas žmogus, jis apskritai neturi dar to matymo, kur jis nori pakreipti savo gyvenimą, į ką nori, galbūt karjeros planavimo reikėtų didesnio. Iš tikrųjų tai taip. Ir labai smagu, kad pokyčiai toje srityje vyksta, kad tas karjeros konsultavimas, jis jau bent jau artimiausiai ateityje nebeturėtų būti toks, kad tu užpildai testą ir tau pasako, ar tu būsi, nežinau, vadybininkas, gydytojas ar, nežinau, ar mokytojas. Bet kad tas karjeros konsultavimas iš tikrųjų yra turbūt vienas iš tų fundamentinių dalykų, kurie turi daryti tam tikrą įtaką tavo pasirinkimo. Ir tie pokyčiai, kurie dabar yra planuojami, kad tas konsultavimas jau taptų šiek tiek individualizuotas, tai reiškia, kad nebe visa klasė sprendžia tą patį testą, tau iš tikrųjų mokykloje stengiasi pateikti variantus, kokie yra, ką tu galėtum veikti ir panašiai. Tai yra labai pagalbinis įrankis, nes net ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad apie tam tikras galimybės, ką aš galiu veikti užaugęs, pabaigęs studijas, tai prieš stojant į savo studijas net neįsivaizdavau, kad egzistuoja. Nes kai tu pradedi gilintis, kai tu pradedi domėtis bendrai per praktikas įvairias, ką žmonės dirba su tokiu išsilavinimu, tai tik tada pradedi suprasti, ant kiek yra platus spektras, ką tu gali veikti. Tai jeigu karjeros konsultantai gebėtų ir galėtų kiekvienam vaikui tai parodyti, iš tikrųjų, kokios yra galimybės plačios ir ką tu gali veikti nebūtinai su universitetiniu ar kolegijiniu išsilavinimu, su to pačiu profesiniu, tai manau, kad labai subalansuotų pačią sistemą. Nes labai gaila, nors dabar ir kalbam apie aukštąjį mokslą, bet tas pats profesinis, jisai irgi siūlo puikias galimybės būti srities specialistu, būti parengtam darbo rinkai. Bet kadangi dar turime tą tokį visuomeninį matymą, kad profkė yra profkė, o ne profesinė mokykla, tai užkerta automatiškai tam tikras duris. Tai reikėtų turbūt į tai investuoti, kad kelti tą visuomenės požiūrį, prestižą svarbiausia ir parodyti, kuo skiriasi tas pats universitetas, kolegija, profesinė ir kad kiekviena turi savo tam tikrą auditoriją, kuriai ir skirta yra. Nes čia turbūt dar ir prie atsiperkamumo grįžtant, tai lygiai taip pat ir su profesiniu išsilavinimu, specialistų trūkumas tai yra. Tai vadinasi ir uždarbio galimybės yra geros ir greičiausiai reikėtų turbūt ir savo galimybės ir ambicijas įvertinti. Be abejonės, reikia turbūt pradėti judėti nuo to, kad aukštą išsilavinimą turi turėti kiekvienas, o žiūrėti labiau į tai, ką aš noriu veikti. Nes tikrai ne kiekvienam darbui, ne kiekvienai specialybei reikia turėti, nežinau, bakalauro, magistro, daktaro laipsnį ir panašiai. Kartais tiesiog lengviau pasieksi savo svajonės, jeigu tiesiog išmoksi amato kažkokio ir galėsi atlikti tą savo svajonę ir judėti link jos. O kaip yra su Lietuvos studento pažymėjimu?
taip turbūt vadinasi. Ten irgi papildomų kažkokių nuolaidų yra, ką studentas gauna dar su pačiu pažymėjimu. Taip, tai bendrai žiūrint, tai pažymėjimas yra tiesiog vienas dalykas tavo studentų statusai, rodantis dokumentas, su kuriuo yra įvairių partnerysčių, kada tau, ar tai parduotuvėse, ar tai kažkokiose šiaip įstaigose, tau gali suteikti lengvatą. Bet kas turbūt yra aktualiausia, tai yra būtent transporto lengvata, nes studentai tiek ir tarpmiestiniais, tiek ir vietiniais maršrutais gali keliauti su ganėtinai didelė nuolaida. Tai vien tai turbūt reikia turėti omeny, kad pažymėjimas irgi yra vienas iš raktų, sakykime, į tvaresnį finansinį gyvenimą studijų laiku. Na ir Pauliau, koks būtų pačio palinkėjimas tiems, kurie yra pasirinkimo kelyje šiandien? Galvoju, ką aš galiu palinkėti, tai viena mintis turbūt yra ta, kad prieš priimant jų galutinį sprendimą, tai pasidomėti visom galimybėm. Neužsiciklinti tik tais ar tai universitetą ar kolegiją, pasižiūrėti plačiau, jeigu reikia, tai gal dar net pasimti tą vadinamą gap year, ar kad truputėlį atrasti save, nes turbūt naudingiausias būdas studijuoti yra pasirinkti tai, ką tu nori studijuoti, nes dar pačios studijos taps labiau džiaugsmo dalimi, vadinkim, o ne kažkokia kančia, kad tu turi tą gauti išsilavinimą. Tai tiesiog pasidomėti, pasikalbėti su kolegom, draugais, ką jie studijuoja, nes ir pats, kai rinkausi studijas, tikrai su daug nepažįstamų bendravau tam, kad tiesiog sužinot, kaip jiems sekasi studijuoti. Tai nebijot bendrauti tiesiog. Supratau. Tai ačiū, Pauliau, kad sutikai atvykti į mūsų studiją ir prisiminkite, jog studijoms ir vaikų ateičiai reikėtų rūpintis iš anksto. Su jumis buvo laida Finansų akademija. Aš laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė ir šiandien svečiuose Paulius Vaitiekus, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas. Iki.